Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir mama Ežienė. Na, o šį kartą paskaitysiu pasaką apie Hamelno fleitininką. Ramų ir pasiturinti Hamelno miestą apniko žiurkės. Jų priviso tokia gausybė, jog nepaisydamos žmonių, jos vidury dienos šmirinėjo ir lakstė gatvėmis. Pilkosios nenaudėlės įsimetė į aruodus ir maisto atsargų sandėlius. Jos taip sparčiai viską triauškė, kad miestui iškilo netgi bado grėsmė. Hamelno burmistras išleido įsaką, žadėdamos didžiulį atlygį tam, kuris išgelbės miestą nuo plėšikių antplūdžio. Vieną dieną pas burmistrą atėjo jaunas vaikinas. Jis buvo užsidėjęs raudoną kepurę su plunksna, o rankoje laikė mažą dūdelę. Galiu jums pagelbėti, pasakė jis. Už tai turėsite sumokėti man 1 000 000 auksinių. Gerai, bus tau 1 000 000, nors ir 2, pažadėjo burmistras. Tik daryk ką nors, nes baigiame pražūti nuo tų žiurkių. Kitą rytą virš miesto pasklido nuostabi fleitos melodija. Pažvelgę pro langus, žmonės išvydo neįtikėtiną dalyką. Gatvėmis dūduodamas vaikštinėjo fleitininkas, o iš visų skersgatvių, kiemų ir rūsių plūdo ir aplink jį spietėsi tūkstančiai žiurkių. Pūsdamas fleitą, jaunikaitis klaidžiojo miesto gatvėmis, o žiurkės, kurių prisirinko neapsakoma gausybė tiek, kad įsivaizduoti net neįmanoma, sekė jam iš paskos. Galiausiai žiurkės užtvindė visas gatves ir fleitininkas be jokios abejonės su visomis žiurkėmis patraukė iš miesto. Cypiantis graužikų knibždėlynas it gyva upė nuvingiavo paskui fleitininką prie upės. Nesiliaudamas dūduoti, kepurėtasis muzikantas iki pusės įbrido į vandenį. Žiurkės lyg pagerėtos šoko paskui jį į upę. Ir aišku, jas nunešė sraunus upės vanduo. Išvadavęs miestą nuo žiurkių, fleitininkas be jokios abejonės atėjo pas burmistrą žadėto atlygio. Miesto galva atkišo jam maišelį su 100 monetų. Kodėl duodate man tik 100 auksinių, jei sutarėme dėl 1 000 000, paklausė jaunikaitis. Mokėti 1 000 000 už liurlinimą dūdele ir kelių žiurkių paskandinimą? Na jau ne, kur tai matyta, piktai atrėžė burmistras. Imk kiek duodu, arba negausi nieko. Gailėsitės, kad nesilaikėte savo duoto žodžio, ištarė įsižeidęs fleitininkas ir išėjo. Kitą rytą miesto gyventojus vėl pažadino skambus dūdelės garsai, tik šį kartą pravėrę langus jie neteko žado. Paskui fleitininką apžavėti saldžios melodijos ėjo jų vaikai. Visi miesto berniukai ir visos mergaitės metė lauk žaislus ir dėjosi prie vis didėjančios vaikų minios. Fleitininkas išviliojo juos iš miesto ir laukais nuvedė į kalnus. Užkopę į patį aukščiausią kalną, vaikai išvydo uoloje atsiveriant angą ir patraukė prie jos. Įėjus paskutiniajam, ant angos užvirto didžiulis akmuo ir vaikai buvo gyvi palaidoti kalno viduje. Taip paslaptingas fleitininkas atkeršė už jam duotą, tačiau sulaužytą pažadą. Tėvai negalėjo pagelbėti vaikams, jie tik verkė kalno papėdėje ir keikė žiaurų savo likimą. Paskui nutarė susidoroti su burmistru, nes bėda ištiko dėl jo šykštumo. Burmistras supratęs, kad jam gali būti riesta, pabėgo iš miesto. Tačiau vienas berniukas išsigelbėjo. Jis buvo šlubas, atsiliko ir nepateko į kalno vidų. Motinos likusios be vaikų buvo jam labai meilios ir juo labai rūpinosi. Berniukas nuobodžiavo ir ilgėjosi draugų. Kartais nuklišavo prie kalno, kuriame kalėjo vaikai. Papėdėje prisėdo pailsėti ir žolė pamatė kažką blizgant. Juk tai stebuklingoji dūdelė, nudžiugo berniukas. Jis iškart prisiminė užburtą melodiją, atėjo prie akmenių užvirstos olos ir ėmė dūduoti. Uola po kurio laiko atsivėrė ir visi vaikai pasipylė lauk. Sveiki ir linksmi jie puolė mamoms ir tėčiams į glėbį.
Tėvų džiaugsmui aišku nebuvo jokių ribų. Mažasis gelbėtojas buvo paskelbtas miestelio didvyriu, o naujas burmistras, atsidėkodamas už miestui grąžintą džiaugsmą, įteikė jam 1 milijoną auksinių. Tiek pasakos šį kartą. Ačiū visiems buvusiems kartu. Sekite mūsų profilius Gyvos pasakos socialiniuose tinkluose ir nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo YouTube platformoje. Taip padėsite mums kurti naujus įvaizdžius ir pasakas. Iki kitų pasakų. Ate. Gyvos pasakos.